šansų Rudy Fernandesui. O taip reikia žaisti prieš Ispanijos rinktinę. Ji kažkada taip žaidė prieš visus savo varžovus, mindydama juos, bet dabar taip yra praeitis ir Lietuvos komanda sumažina skirtumą iki 5 taškų. Pražanga. Tomui Delninkaičiui. Už ką Tomui Delninkaičiui? Net ne šitas epizodas buvo čia. Čia buvo įspūdingas Jono Mačiulio perimtas kamuolys ir dėjimas iš viršaus. Taip, kad Rudy Fernandesas nebegalėtų ir prarastų norą bent pamėginti, šokti ir pasvajoti apie kokį nors bloką ar kažką panašaus. Tomui Delninkaičiui 4. asmeninė pražanga ir jis atsisėda ant suolo. Rikis Rubio meta ir nepataiko. Ir labai netaikliai duoda kamuolį Rudy Fernandesui. Jonas Mačiulis dar kartą perima kamuolį. Dar kartą įkrauna iš viršaus. 64-61. Ispanai ką tik paprašė minutės pertraukėlės antrosios. Jau nebesiryžo prašyti ir nebeturi minutės pertraukėlės Ispanijos rinktinė. Pražanga prieš Juaną Karlosą Navaro, bet intriga sugrįžta. Sugrįžta sužaidus 3 minutės, tik tai 3 minutės ir net nepilnas 3 minutės ketvirtajame kėlinyje. Jonas Mačiulis 2 kartus pagavo miegantį Rudy Fernandesą, 2 kartus. Štai taip užbaigia Lietuvos rinktinės atakas Jonas Mačiulis. Jo sąskaitoje 13 taškų, tiek pat kiek Kleiza pelnė jau Jonas Mačiulis. Ir Ispanijos rinktinė vis dar ieško galimybių, būdų, kaip pelnyti pirmosius taškus šiame kėlinyje. Garbahosa iš 3 taškų zonos, netaiklus metimas. Kamuolys atšoka Riki Rubio į rankas. Rubio. Pražanga Linui Kleizai. Pražanga Linui Kleizai. Tai yra 3-oji Lino Kleizos pražanga ir 4-oji komandinė Lietuvos pražanga šiame kėlinyje. 3 pražangos Linui Kleizai priverčia pasodinti komandos lyderį ant suolo, nors jis pats dabar rodė Kęstučiui Kemzūrui, jog nieko tokio čia tos 3 pražangos. Dabar tas momentas, už kurio reikia užsikabinti, reikia jį išlaikyti. Fernandesas. Navaro. Sudėtingas metimas per Martyno Pociaus rankas. Šaunuolis Martynas Pocius gynėsi gražiai ir dar nubėgo pats pirmasis į priekį, tačiau Mantas Kalnietis nerizikavo. Lietuviai pradeda savo ataką. Skambant Lietuvos vardui visų garsų čia Izmyro mieste, ko gero garsiausiai iš tų visų 3 vakarų. Lietuvos vardas skamba kol kas šiandien. Tokios jau rungtynės. Mantas Kalnietis sudėtingas, labai jau sudėtingas ir avantūriškas jo reidas į Ispanijos rinktinės baudos aikštelę. Netaiklus metimas. Rubio. Markas Gasolis. Išmuštas kamuolys jam be pražangos. 4-2. Pocius pirmas ir jis užbaigia ataką, braukdamas Ispanijos rinktinės pranašumą iki minimumo. 64-63. Įdomus iš tikrųjų epizodas yra tas, kad abiejų komandų treneriai jau yra išnaudoję savo minučių pertraukėlių limitą ir negali niekaip įsiterpti į tai, kas vyksta dabar aikštelėje. Pražanga Jonui Mačiuliui ir 2 baudos metimai, kuriuos mes Markas Gasolis. Jonas Mačiulis prasižengė 4 kartą šios dienos rungtynėse. Markas Gasolis baudų metimus šiame pasaulio čempionate meta 67% taiklumu. Tai tiesiog reiškia, jog jis nėra tas metikas, kuris sumeta 9 baudos metimus iš 10 stabiliai. Ir šiandien pataikė 1 iš 2. Šitas taiklus. Na taip va, pakramtyti reikia nagus Aleksui Mumbrų. Antrai taip pat pataiko Markas Gasolis, 2 taškų skirtumas. Ir Tomas Delninkaitis pakeitęs Joną Mačiulį. Aikštelėje Pocius. Martyno Pociaus metimas iš 3 taškų zonos. Pataiko Martynas Pocius ir lygina rezultatą 66-66. Kuo toliau,
tuo įdomiau šio vakaro rungtynėse. 5 minutės ir 15 sekundžių iki ketvirto kėlinio pabaigos. Navarro. Ir vėl pražanga. Pražangos dabar gelbsti Ispanijos rinktinė. Įsižengė Paulius Jankūnas, trečioji asmeninė pražanga Pauliui Jankūnui ir vėl Markas Gasolis prie baudų metimo linijos. Ispanai kažkaip greitai įvažiuoja į transą, taip panašiai atsitiko jiems rungtynėse su Prancūzijos ekipa. Viskas buvo tarsi jų rankose, jie ilgesnį laiką pirmavo tame susitikime, tačiau ketvirtajame kėlinyje, kada prancūzai pagavo Ispanijos rinktinę, sėdintis ant suolo pasidarė akmeniniais veidais, o žaidžiantis aikštelėje nebegalėjo suvaldyti savo emocijų. 67-66, minimali Ispanijos rinktinės persvara. Tomas Delnikaitis. Nepavyko pabėgti nuo Rudy Fernandeso Martynui Pociui. Robertas Javtokas. Paulius Jankūnas pro galinę liniją uždarė jam kelią du varžovai. Neblogai buvo įmetęs kamuolį Robertui Javtokui, bet šis arba nesitikėjo, arba tiesiog labai jau stiprus buvo perdavimas, taigi nepavyksta išsiveržti į priekį. Rikis Rubio nežiūri į krepšį, ieško tik tai savo komandos draugų. Navarro metimas taiklus, pašokinėja kamuolys ant lango ir įkrinta. Tomas Delnikaitis. Griūna planas Karlosas Navarro, gražus Tomo Delnikaičio perdavimas. Mantas Kalnietis atpalaiduotas komandos draugų, bet nepavyksta pataikyti Mantui Kalniečiui. Viskas buvo idealiai padaryta iki šio metimo. Rubio nepataiko. Palindęs po krepšiu, gerai, kad suspėjo Tomas Delnikaitis pasimti šitą kamuolį, nugriūva Rudy Fernandesas 5-4, Pocius pašokdina Jorge Garbajosa, bet padaro tai sužingsniuodamas, toks yra teisėjo sprendimas. Robertą Javtoką keičia Linas Kleiza. Čia paskutinis taiklus Juano Karloso Navarro metimas. Ispanijos rinktinė priekyje per vieną taiklų tolimą metimą. Ir gaila, bet jie turi dabar kamuolį. Rubio šiandien pelnė 3 taškus. Ir pataikė vieną metimą iš 6. O dabar jau vieną iš 7, dėl to, kad ir šis Riki Rubio tritaškis skrenda pro šalį. 3 minutės ir 35 sekundės iki ketvirto kėlinio pabaigos. Mantas Kalnietis, Paulius Jankūnas, Martynas Pocius, dar vienas jo reidas. Ką jis darinėja šiandien? Martynas Pocius aikštelėje. Šiandien jo sąskaitoje jau 12 taškų. Ir vėl būtent Martynas Pocius braukė ispanų pranašumą iki minimumo, iki vieno vienintelio taško. Rubio tiesiog atidavė kamuolį Juanui Karlosui Navarro. Ir vis tiek sužaidė dabar 3. Ispanijos trejetas, Navarro, Rubio ir Markas Gasolis. Labai svarbus ir reikalingi ispanams taškai, mums žinoma jų visai nereikėjo. Ir dabar reikia atsakyti tuo pačiu. Jonas Mačiulis ruošiasi pasirodyti Lietuvos komandos gretose netrukus. Laisvas meta Paulius Jankūnas, bet nepataiko iš toli. Linui Kleizai su 3 varžovais ten nepavyko pasigalinėti. Taigi tie patys 3 taškai skiria komandas. Navarro. Į baudos aikštelę dar vienas nesėkmingas jo reidas. Mantas Kalnietis, Riki Rubio stabdo Mantą Kalnietį. Ir Mantas Kalnietis sužingsniuoja. Taip, buvo iš tikrųjų žingsnių šitoje situacijoje. Prieš 2 varžovus sustojo Mantas Kalnietis ir sustodamas turėjo išmesti kamuolį. Štai čia tas epizodas. Pabėgo prieš dar atiduodamas kamuolį Pauliui Jankūnui. Ai, kokia apmaudi klaida. 2 minutės ir 20 sekundžių. Ir krepšinio širdis plaka šiandien padidintų ritmu. Bando atsikvėpuoti. Martynas Pocius, kurį pakeitė dabar Jonas Mačiulis. Nelietė, man atrodo, kamuolio Paulius Jankūnas, bandė jį ištraukti.
Markas Gasolis ir Linas Kleiza. Sustoja. Ir ko gero pasielgia protingai ir išmintingai Linas Kleiza. Dviguba gynyba buvo ten po krepšiu. Mantas Kalnietis vėl visiškai laisvas. Iš 3 taškų zonas. Dabar jau pavyksta pataikyti. Mantas Kalnietis lygina rezultatą. 71 ir minutė 40 sekundžių. Iki ketvirto kėlinio pabaigos. Rubio. Išmuštas kamuolys. Rudy Fernandesui be pražangos. Jonas Mačiulis. Mantas Kalnietis, greita ataka nepavyko ir stoja Lietuvos komanda į pozicinį puolimą. Kleiza, jo metimas pusiau kabliu. Nepavyksta nei Kleizai, nei Pauliui Jankūnui ištraukti šito kamulio, o kaip būtų gerai dabar įsiveržti į priekį. Ir, dabar paskutinioji Ispanijos rinktinės minutės pertraukėlė. Rezultatas lygus. Lietuvos statistika pagal atkovotus kamuolius išlieka geresnė viso šio mačo metu. 38-30, bėda tik ta, kad tais antraisiais šansais toli gražu ne visada ir labai retai pavyksta pasinaudoti Lietuvos krepšininkams. Tačiau šiandieną Lietuvos rinktinė duoda rimtą mūšį pasaulio čempionams ispanams. 71-71 ir niekas šiame mače nenuspręsta. Viskas spręsis dabar. Manto Kalniečio tritaškis, tas tritaškis, kuris išlygino rezultatą šiandien. Ir kaip gražiai, kaip meistriškai suvaikščiojo kamuolys, palikdamas ispanus. Tik tai žiūrėti, kaip meta Mantas Kalnietis, ir panašiai buvo ir prieš tai, tik tai Mantui nepavyko pataikyti. Na o dabar visos mintis, visos akis į aikštelę ir įvykius čia. Garbajosa, Fernandesas bando žaisti per Marką Gasolį. Ispanijos rinktinė, prieš jį Paulius Jankūnas. Žaidžia Markas Gasolis iki galo ir nesužaidžia iki galo. Pražanga prieš Liną Kleizą. Ispanai neturi 4 komandinių pražangų. Apskritai tik tai antroji šita komandinė yra pražanga, kuri yra pirmoji Rudy Fernandesui. Bet Lietuvos rinktinė apsigina ir turi šansą išsiveržti į priekį. Lietuvos komanda pirmavo vienintelį kartą šios rungtynėse pirmajame kėlinyje, kada Mantas Kalnietis dėjimu buvo išvedęs Lietuvos komandą į priekį rezultatu 6-4. Melninkaitis 9 sekundės atakai prieš Liną Kleizą, Jorge Garbajosa prilipęs prie pat. Linas Kleiza įsiveržia į baudos aikštelę ir pelno 2 taškus, išvesdamas į priekį Lietuvos komandą. 73-71, 35 sekundės. Iki ketvirto kėlinio pabaigos reikia apsiginti. Rikis Rubio, Juanas Karlosas Navaro. Į baudos aikštelę, Navaro pražangos nėra, netaiklus metimas. Atkovojo kamuolį Markas Gasolis ir pražanga dabar prieš Marką Gasolį. Tai yra penktoji Jono Mačiulio pražanga šios dienos rungtynėse. Atrodo, kad jam ir pačiam kliuvo po šio epizodo, kurio pakartojimą, aš tikiuosi, netrukus mes pamatysime, bet kad ir kas ten atsitiko, dabar jau niekas nepasikeis. Bet mūsų situacija yra geresnė. Pirma, Markas Gasolis gali ir nepataikyti baudos metimo. Bent vieno. Antra, po jo Lietuvos komanda